Sveiki! Sveikinamės kaip ir įprastai ankstyvą šeštadienio rytą. Primenu, kad šiandien Lietuvoje minima skaudų laikotarpį menanti okupacijos ir genocido diena. Būtent birželio 15 dieną prieš 73 metus sovietų kariuomenė okupavo Lietuvą. Nepriklausomybę atgavome tik po 50 metų. Na, o dabar skubame pažvelgti, ką šiandien esame paruošę. Laidoje matysite reportažą apie naują kultūros ir medijų filosofijos specialybę. Pristatysime Klaipėdos universiteto mokslininkų vykdomą projektą Lizdas. Kalbėsime su aktyviais ir talentingais Klaipėdos universiteto menų fakulteto studentais. Tačiau pirmiausia, trumposios akademinės naujienos. Lietuvos bankas paskelbė ir piniginėmis premijomis apdovanojo studentų mokslo darbų konkurso naujos ekonomikos idėjos nugalėtojus. Šiais metais konkursui 8 mokslinius darbus pateikė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai. Pirmoji vieta šiais metais atiteko Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto bakalaurui Jauniui Karmelavičiui už darbą Pasiūla ir paklausa – kredito verslui rinkos Lietuvoje ekonometrinis vertinimas. Praėjusį penktadienį Klaipėdos universitete vyko 7-oji tarptautinė konferencija Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje Quo Vadis. Kiekviena konferencija turi savo veidą, savo formatą ir ši konferencija akcentuoja būtent daugiakalbę ir daugiakultūrę Europą. 2 dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo apie 100 svečių iš užsienio. Konferencija tęsia ankstesnių Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijų tikslus – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus. Taip pat siekti aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais. Praėjusį penktadienį Klaipėdos universiteto mokslininkai rinkosi į tarptautinį seminarą Oro tarša iš laivų Baltijos jūroje ir uostuose. Seminaras buvo rengiamas pagal tarptautinio projekto Baltijos regiono šalių bendradarbiavimas siekiant sumažinti laivų ir uostų oro taršą, žinios ir naujovės veiklos planą. Seminare buvo pristatyti pagrindiniai šio projekto rezultatai bei moksliniai pranešimai aktualiais jūrų transporto aplinkosaugos klausimais. Pranešimus skaitė specialistai iš Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Latvijos, Klaipėdos ir Kauno technologijos universitetų mokslininkai bei Lietuvos Latvijos jūrinio komplekso atstovai. Klaipėdos universitete praėjusią savaitę inauguruoti 2 nauji garbės daktarai. Garbės daktaro vardai suteikti Delevaro universiteto profesoriui daktarui Viktorui Vytautui Klemui ir buvusiam Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų prorektoriui profesoriui daktarui Vytautui Jakelaičiui. Už indėlį mokslui, studijoms ir ilgametį produktyvų bendradarbiavimą su Klaipėdos universitetu garbės daktaro vardas suteiktas Jungtinių Amerikos valstijų Delevaro universiteto profesoriui emeritui daktarui Viktorui Vytautui Klemui. Garbės daktarui inauguruotas ir buvęs Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų prorektorius profesorius daktaras Vytautas Jakelaitis. Profesorius daktaras Viktoras Vytautas Klemas tikino, kad jam šis apdovanojimas itin svarbus. Man ypatingai reikšmingas, kadangi aš Klaipėdoje gimęs ir radau tiek mielų bendradarbių, kurie labai su entuziazmu su mumis dirba čionai. Tai tas man labai patinka. Be to, profesorius Viktoras Vytautas Klemas sakė, esą jį po daugelio darbo metų bene labiausiai džiugina jo studentų karjeros sėkmė. Svarbiausia tai prisiminimai būna, kai matai, kad tavo studentams gerai sekasi jų karjeroje. Ir aš labai į studentus kreipiau didelį dėmesį ir ne tik padėjau jiems išsimokslinti, bet taip pat gauti geras pozicijas, ar tai komerciniai srity, arba valdžios, arba universitetuose. Inauguracijos metu garbės daktarus sveikino Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas. Regalijas priėmė senato pirmininko pavaduotoja profesorė daktarė Elvyra Acienė ir menų fakulteto dekanas profesorius Vytautas Tetenskas. Jas dėl sveikatos neatvykusiam profesoriui daktarui Vytautui Jakelaičiui perdavė jo anūkas.
Garbės daktaro vardą profesoriui nutarta suteikti už plačią kultūrinę akademinę veiklą bei nuopelnus Lietuvos kultūrai, ypač Vakarų Lietuvai, Klaipėdos miestui ir Klaipėdos universitetui. Dieną prieš naujų Klaipėdos universiteto garbės daktarų inauguraciją vyko profesoriaus daktaro Viktoro Vytauto Klemo paskaita naujausių nuotolinių stebėjimo priemonių bei metodų taikymas jūros aplinkos tyrimuose. Tai čia ne vien tik tai paskaita, mes iš tiesų vykdom projektą pagal NATO bendradarbiavimo su Rusija programa ir šitas projektas yra skirtas saugumui Baltijos jūroje užtikrinti ir viena iš pagrindinių problemų tai yra saugumas pervežant naftą. Todėl Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Saulius Grubinskas pabrėžia, kad itin svarbu rasti metodus padėsiančius pasiruošti galimiems naftos išsiliejimams į Baltijos jūrą. Vienas iš mūsų uždavinių yra apibendrinti metodus, kurie padėtų geriau identifikuoti taršą nafta. Ir šiandien mūsų gerbiamo profesoriaus Klemo paskaitos tikslas tai buvo pasidalinti tą patirtimi, kurią taiko pasaulyje mokslininkai. Klaipėdos universiteto botanikos sodą papuošė 2 nauji suolai, kuriuos dovanojo 3-ojo amžiaus universiteto sveikatos fakulteto 1-oji absolventų laida. Anot Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorės Onos Rūtos Žadeikienės, sumanymas botanikos sode statyti suoliukus, skirtus paminėti įvairioms progoms, kilo prieš 6 metus. Pirmąjį suoliuką botanikos sodai dovanojo Anglijos ambasada. Galima įvairiomis progomis užsisakyti ir pasistatyti botanikos sode suoliuką su tam tikra dedikacija, kam jis tai yra skirta. Šiandien mes susirinkom į tą šventę, kad norime pažymėti mūsų 3-ojo amžiaus studentų 1-os laidos išleidimą progą. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekanas profesorius daktaras Artūras Razbadauskas džiaugiasi 3-ojo amžiaus universiteto absolventų iniciatyva. Šiandien vyksta būtent tas suoliukų inauguracija, galime sakyti, ne? Tai tie suoliukai įgavo savo vardą ir šiandien kaip tik susirinko senjorai, studentai buvę, pasimatyti, pasikalbėti ir su dainomis ir šokiais esant geram orui, jie norėtų kaip tik padovanoti Klaipėdos universiteto botanikos sodui šios suoliukus. Nuo praėjusių metų Klaipėdos universitetas siūlo stoti į kultūros ir medijų filosofijos specialybę. Pirmadienį vyko šios programos studentų, dėstytojų, savivaldybės ir verslo atstovų susitikimas. Kultūros ir medijų filosofijos studentai Klaipėdos miesto ir universiteto bendruomenę pakvietė geriau susipažinti su šios specialybės galimybėmis. Metus gyvuojančių studijų programos akademinis jaunimas pristatė savo darbus, diskutavo apie karjeros galimybės. Šios specialybės studentė Šarūnė Raistė pasakoja, kad studijos sudomino dėl savo glaudžių sąsajų su kultūra. Šioje srityje stinga gerų specialistų, todėl merginos mato nemažai ateities perspektyvų. Ir manau, kad tiesiog jeigu būsi savo srities specialistas, tai perspektyvos bus. Tiesiog jeigu daug dirbsi, daug darysi ir viskas pasiseks. Aš labai panašiai galvoju, tiesiog reikia, ypač kultūros srity, reikia būti tokiu veikliu žmogumi, kuris visko domisi, visur bando pakliūti ir užsiema įvairiom veiklom ir manau, perspektyvų galiausiai atsiras. Jeigu esi geras specialistas, tavęs vis tiek galiausiai kas nors tikrai norės. Medijų ir kultūros filosofijos bakalaurą baigę studentai galės save išreikšti daugelį sričių. Gebės naudotis informacinėmis technologijomis ir kurti naują intelektinį produktą, dirbti kompiuterinio dizaino, internetinės žiniasklaidos, spaudos ir muzikos leidybos vadybininkais, dalyvauti kultūros ir švietimo institucijų, medijinio ugdymo ir medijų filosofijos didaktinėje veikloje, bei galės tęsti studijas magistrantūroje. Anot lektoriaus Kęstučio Meško, ši specialybė reikalinga norint geriau suvokti medijas. Kadangi šiuolaikinis pasaulis, mes sakome, jis yra medijuotas. Mūsų supa kiekvienam žingsnį medijos, mes gyvename su medijom, dar daugiau medijos diktuoja mums savo gyvenimą. Tai, kadangi tai naujas pakankamai reiškinys, reikia tą reiškinį, tą fenomeną, sakoma, kaip reikiant studijuoti, kad suvokti procesus, kurie vyksta šiuolaikinėje visuomenėje.
todėl šita studijų programa atsirado, aš manau, pačiu laiku. Ar studentas turės darbo vietą priklauso tik nuo jo paties. Pasak susirinkusiųjų savivaldybės ir verslo atstovų, medijos turi tapti įrankių padėsiančių susikurti savo darbo vietą. Jeigu būsi aktyvus, nebijosi savarankiško darbo, savanoriško galbūt, nemokamo darbo, kažkokioje įmonėje pasiūlyti savo paslaugas, dalyvauti kokiuose bendruose projektuose, tada pamatys būsimi darbdaviai, kad taip, šitas žmogus būtų reikalingas mano įmonėje. Gal galėtum ateiti, gal galėtum prisijungti prie kažkokio užsakymo, dalyvauti ir parodyti savo sugebėjimus. Toks žmogus aktyvus, stebintis, analizuojantis aplinką ir imdamas ir duodamas, tik tai gali būti sėkmingas darbo rinkoje. O darbo rinka yra tikrai didelis vandenynas ir tik tai greitos žuvis jame randa kelią. Studentai pristatė savo darbus, džiaugiasi, kad jie pateikiami ne tik Lietuvos, bet ir platesniai auditorijai. Filmukai, kuriame anglų kalba, vėliau siunčiami į įvairius kino festivalius, yra talpinami YouTube tinklapyje. Šiemet studentai kūrė filmukus apie Europos parlamentą, Žuvėdro šokių kolektyvą, Baltijos šalių madų festivalį Ikramada bei kitus. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Klaipėdos universiteto vardą garsina ne tik jame dirbantys mokslininkai, bet ir studentai. Šiame reportaže kviečiame susipažinti su ne vieno tarptautinio konkurso laureatais, menų fakultete studijuojančiais birbynininkais Gedvydu Puškoriumi, Irmantu Mikaloniu ir pianistėmis Adele Daunoravičiūtė ir Kristina Budvytytė. Klaipėdos universiteto menų fakulteto studentės pianistės Adelė Daunoravičiūtė ir Kristina Budvytytė dalyvauja įvairiuose konkursuose ir koncertuose vykstančiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Naujausias šių studenčių pasiekimas – pelnyta pirmoji vieta tarptautinėme pianistų ir stygininkų konkurse American Protege fortepijoninio dueto kategorijoje. Šis laimėjimas joms suteikė galimybę koncertuoti garsiojoje Niujorko Carnegie Hall salėje. Prieš keletą savaičių iš Jungtinių Amerikos valstijų grįžusios pianistės sako, kad koncertas paliko didžiulį įspūdį. Įspūdis pats labai didelis, todėl kad ta salė tikrai labai įspūdinga ir vien jau suteikta tokia galimybė jau padarė mums tokį tokį poveikį mūsų viduj ir apskritai mūsų karjerai tolimesnė, taip kad labai geras įspūdis, labai nežinau. Labai šiltai mus ten iš tiesų sutiko tiek dalyviai, tiek žiūri nariai. Labai palaikė prieš koncertą ir repeticijų metu, labai toks jautėsi nuoširdumas iš jų pusės. Ir tai labai turbūt turėjo ir įtakos ir mūsų koncertui. Mūsų pagrojimai, nes dažniausiai, jeigu Europoje išvyksta, nesulaukia tokių palaikančių nuomonių, palaikančių žvilgsnių, kad sėkmės jums, kaip jūs jaučiatės, o čia tokie, mes tikrai buvom nustebusios, todėl išėjom gan tvirtai stovinčios, pasitikinčios savimi ir mums gan gerai pasisekė pagroti. Merginos vieningai tikina, esą šis koncertas yra ir turbūt išliks pats įsimintiniausias. O pasiruošimas iš tiesų tai turbūt kaip ir visur pirmiausia, reikėjo pasiruošti psichologiškai groti tokioje salėje. O pats pasiruošimas dar vyko ir Klaipėdoje, turėjom nemažai koncertų ir vienas iš tokių didesnių kaip mūsų fortepijono ansamblio tai vyko Šilutės pramogų ir kultūros centre. Mes rengiam labdaros koncertą tenai, kad surinktumėm truputėlį lėšų, paremti savo kelionį, nes iš tiesų jį buvo pakankamai brangi. Kristinos Budvytytės ir Adelės Daunoravičiūtės pedagogė profesorė Tatjana Romaškina, lydėjusi studentės į Niujorke vykusių koncertą, džiaugiasi merginų pasirodymu. Labai džiaugiamės, kad jos sulaukė ne vienkartinę bravo publikos. Jos buvo labai gražios, pasirodė puikiai, su tokiom gerom, pozityviom emocijom. Tikrai visa publika buvo sužavėta jų atlikimu. Profesorė Tatjana Romaškina nurodė, kad vykęs American Protege koncertas itin svarbus kiekvieno muziko karjerai.
Konkursų dalyvių labai daug, kategorijų labai daug. Mes dalyvavom kategorijoje piano and string competition. Kiekvienoje kategorijoje būna virš 200 dalyvių. Ir organizatoriai ir tarptautinio konkurso projekto organizatoriai ir konkurso žiūri nariai labai rūpinasi prestižu konkurso ir todėl atranka vyksta labai griežta ir eina labai kruopščiai. Džiaugiamės, kad mes pataikėm. Nors nuo pat mažumės pianistėms teko groti įvairiausiais instrumentais, tačiau merginos ateitį visuomet siejo su fortepijono specialybe. Pradėjau groti nuo 7 metų. Tai buvo mano pradžia nuo Vyturio vidurinės mokyklos. Jis buvo su pagilintų muzikiniu ugdymu pas mokytoją Editą Šapolaitę. Būtent pradėjau fortepijonu groti, atsirado namie pianinas ir impulsas buvo nuo to, kad jisai yra, kad aš galiu kažko užsiimti namie, kažką pagroti. Ir žinoma, dar didelį poveikį darė tėvai, kurie sako, tu būtinai turi, tu privalai ir grok, nes tai gali būti kažkokia tavo ateitis. Aš visą laiką grojau tą pačiu instrumentu ir visą laiką, man jis buvo vienintelis ir jo labiausiai norėjau groti. O pradėjau groti tai nuo 6 metų. Ir kadangi esu gimusi Šilutėje, tai Šilutės muzikos mokykloje. Šiemet Klaipėdos universitete atlikimo meno fortepijono specializacijos studijas baigiančios pianistės neabejoja, kad ir ateityje savo darbą bei profesiją sies tik su muzika. Planuoju magistrantūrą, paskui gal dar doktorantūrą, bet čia jau labai toli, todėl man dabar prieš akis magistrantūra. Ir tikrai su fortepijono specialybė. Nes manau, kad fortepijonas tai yra vienintelė specialybė artima mano širdžiai. Klaipėdos universiteto liaudies muzikos katedros birbynininkų trio Gedvydas Puškorius, Irmantas Mikalonis, Rokas Aleksandravičius studijų metais taip pat pasižymėjo įvairiuose tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos konkursuose bei koncertuose. Gegužės pradžioje vykusiame 3-ame tarptautinėme Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurse šis birbynininkų trio laimėjo 2 vietą. Įspūdžiai tai gan geri. Aišku, nepagrojom taip, kaip galėjom geriausiai, bet susijėmėm ir konkursą, kuriam ruošėmės, parodėm geresnius truputį rezultatus negu koncerte visam. Taip, dalyvavom Prano Stepulio konkurse, kuris buvo birželio 30 dieną Šiauliuose ir užėmėm 2 vietą. Tai, sakyčiau, visai neblogas pasiekimas, nes buvo stiprių kolektyvų, buvo akademijos 2 ansambliai, Latvių 1 ansamblis pas mūsų grupiai. Klaipėdos universiteto menų fakulteto dekanas birbynininkų vadovas profesorius Vytautas Tetenskas negailėjo pagyrų savo studentams. Tai yra iš tikrųjų labai geri birbynininkai, aš esu jais labai patenkintas. Jie konkursuose dalyvauja ne tik tai kaip ansamblis, kaip birbynininkų trio, bet jie yra dalyvavę jau 2 respublikiniuose konkursuose, irgi yra laimėję kaip solistai ir irgi laimėję laureatų vardus. Ir įvairiausiuose koncertuose aš juos siunčiu ir solo groti, ir jeigu reikia, ir su ansambliu groti. Taip kad tikrai aš turiu labai gerą medžiagą ir be abejonės aš juos noriu pasilikti magistrantūrą ir jie žada šitą daryti toliau, studijuoti magistrantūroje dar 2 metus. Gedvydas ir Irmantas pasakojo, esą birbyne groja nuo pat mažumės, tačiau dabar studijuojamos specialybės Klaipėdos universitete pasirinkimą lėmė įvairios priežastys. Kaip sakiau, įtakojo visą pradžią tėvai, o paskui pačiam pradėjo patikti, pradėjo kažkas pavykti, pagroti, dalyvauti konkursuose kažkokiuose ir tas kažkoks įvertinimas paskatino toliau dirbti. Jau tokie planai buvo nuo konservatorijos, kaip jau stojau, jau buvo planai, kad stosiu, šiaip buvo pirmas numeris, kad stosiu į Vilnių, į akademiją, bet tokios aplinkybės susiklostė, kad įstojau Klaipėdą, bet viskas tvarkoja, viskas gerai. Birbynininkai Gedvydas Puškorius ir Irmantas Mikalonis savo ateities profesiją planuoja sieti su muzika, galbūt stoti į magistrantūros studijas. Gedvydas išdavė, kad šiuo metu Šilutės vaikų meno mokykloje dirba birbynės specialybės mokytojų, tad savo darbą sieja tiek su atlikimo menu, tiek su pedagoginiu darbu. Verta nepamiršti, kad tiek birbynininkų trio, tiek pianistės šiemet prezidentūroje ir vyriausybės rūmose vykusioje tarptautinių konkursų laureatų bei jų pedagogų pagerbimo šventėje buvo pagerbti ir apdovanoti padėkos raštais.
Ar kada nors teko stebėti paukščius iš arti? Tokią galimybę suteikė Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto darbuotojai. Jie tęsdami projektą Lizdas šiemet pradėjo internetinę vaizdo transliaciją iš pelėsakalių lizdo. Tačiau apie visą tai išsamiau reportaže. Įgyvendinant projektą Lizdas, dar praėjusiais metais ant vieno iš Klaipėdos universiteto pastatų buvo iškeltas inkilas pelėsakaliams. Projekto iniciatoriai Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto direktorė docentė daktarė Zita Gasiūnaitė ir jaunesnysis mokslo darbuotojas Julius Morkūnas. Idėja iškelti pelėsakaliams inkilą kilo, kai buvo pradėta vieno šių paukščių labiausiai pamėgtų pastatų stovinčių Uostamiesčio senamiestyje renovacija. Pamatėm, kad renovacijos eigoje tikriausiai bus užtaisytos visos tos nišos, kur tie paukščiai perėdavo ir nelaukdami tos renovacijos įsibėgėjimo tiesiog sugalvojom greituoju būdu padaryti porą tokių inkilų, pritaikytų specialiai pelėsakaliam, pagal jų išmatavimus susiradom tenais tos matmenys internete ir tiesiog universiteto teritorijoje iškėlėm porą tų inkilų. Ir mūsų nuostabai tie paukščiai labai mielai tos inkilus praktiškai vos ne kitą dieną jau susirado, susidomėjo, pradėjo skraidyti aplinkui, žiūrinėti, tyrinėti, kas čia per statinukas, ar jiem čia galima įlysti ir taip toliau. Ir praktiškai po savaitės jau jie bandė tenai stūpti ir jau kaip ir užsiėmė tą inkilą, kaip ir pasirinko savo namais. Augant projekto Lizdas iniciatorių smalsumui, nuspręsta pelėsakalių inkile įtaisyti kamerą ir šių paukščių gyvenimą transliuoti internetu. Labai pradėjo knietėti, pažiūrėti, kasgi ten viduj darosi, kaip ten tas pelėsakalis atrodo, ką jis ten veikia įlindęs į tą nišą ir kaip tai būtų galima patyrinėti. Ir su kolegomis nusprendėm mūsų bendra iniciatyva, kad gal vis dėlto būtų galima padaryti kažkokią tai stebėjimo kamerą, pritaisyti ar kažką tai tokio, kad, pažiūrėti, kaip tas gyvenimas vyksta iš vidaus to pelėsakalio. Ir buvo surastas tas metodas, priėjimas tas technologinis, kaip padaryti tai matoma ne tik mum, bet ir plačiai visuomeniai. Šių metų pavasarį buvo nuspręsta tęsti projektą, tad inkilas vėl buvo iškeltas. Jame netrukus apsigyveno į raudonąją knygą įrašytų pelėsakalių rūšies pora. Galiausiai filmuota medžiaga iš pelėsakalių lizdo nuspręsta panaudoti ir moksliniams tyrinėjimams. Po to gimė dar tokia mintis, kodėlgi tos filmuotos medžiagos nepanaudojus kažkur toliau, kad galbūt tai visai įdomu ir mokslai iš kitos pusės, ką jie lesa, kiek ilgai būna tam inkile, kur jie skraido, to nepamatysim, bet matom, iš kur jie atsineša grobį, kas tai per grobis, kiek tų jauniklių išperi ir visą kitą tokią medžiagą. Ir kaip tik atsirado Loreta, studentė, kuri būtent reikėjo kursiniui darbui temos ir mes jai pasiūlėm būtent šitą temą. Pelėsakalių stebėjimą atliko Klaipėdos universiteto ekologijos katedros 3 kurso studentė Loreta Urbikaitė. Mergina parašė sisteminės ekologijos kursinį darbą pelėsakalių lizdinė elgsena perėjimo ir jauniklių maitinimo metu Klaipėdos mieste. Taip pat buvo smagu žiūrėti, kaip jie išskrenda. Patys pirmieji jaunikliai irgi nedrąsiai labai jau atrodo nori, jie stebi aplinką, jau nori skristi, bet dar tos sparnelius mankština pačiame lizde, jie visi ten netelpa. Bet vienas po kito po šiek tiek pradėjo skraidyti ir paskui per kelias dienas tikrai paliko jau lizdą. Kaip Loreta Urbikaitė teigia, šis projektas svarbus savo unikalumu. Apskritai Lietuvoje tai tokių tyrimų, kiek žinau, nelabai buvo vykdyta. Buvo tiesiog stebėta, kur jie paplitę yra, kuriuose vietose daugmaž kiek porų peri, bet toksai stebėjimas, ką dažniausiai jie lesa, kiek laiko peri, gal labiau iš užsienio buvo žinoma daugiau. Dar šį pirmadienį pradėjo ristis pelėsakalių jaunikliai. Šiuo metu jų lizde net 3. Tiesioginę transliaciją internetu iš pelėsakalių lizdo galite rasti Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto internetinėje svetainėje. Šiandien jau viskas. Tikiuosi šį pusvalandį sužinojote daug naujo ir kitą vasarišką šeštadienio rytą vėl pasitiksite su mūsų laida. O pramiegoję Universitetai LT laidą visuomet gali pažiūrėti pirmadieniais 9:30 per TV6. Viso geriausio.